Labą dieną, mėly bičiuliai, kolegos, meškerės broliai. Šiandien vėl aš savo nedidelį upiai prie namų, kur du spiningai, vidutinis ir vėžys. Pradedu su vidutiniu, plauksiu į viršų, čia dabar plati vieta, nuplauksiu į viršų, pasitaškysiu su silikonu, pabandysiu ką nors didesnio pagauti, lydeką. O po to grįždamas perėsiu prie vėžiuko. Pasiėmiau šiandien 5 cm tokį be offseto kablio, daug bus susikabinimų ir pabandysiu. Čia pradedu. 3 valandas planuoju skirti šitai žvejybai. Bandau tokiamis sąlygomis po centro nelysiu. O čia prie krioklio galim pabandyti. Čia sunku. Ketvirtas čia mano ešerys. 3 buvo mažesni, nefilmavau. Šitas, visai įdomus ešerys. Dar vėžys ir basiuką nelegalų ištraukiant. Šitą metam. Nu ką galiu pasakyti. Graibštą reiks. Stuktelė, bet prisivijo iš toli. Legali 60 cm. Tuoj mes ją pamatuosim. Daugiau ko gero, kaip 60. Mes čia pamatysim. Man rodo 67 cm. Pakilau į viršų, tai tenka ir tokiamis šiek tiek 3-4 metrai. Upės plotis jau. Kelmai, šabakštynai. Ir toks kontrastas iš saulutė pašviečia. Tai taip net karšta po tos radiacijos. Į pavėsį eina, įlendi, vis trirbulys krato. Ten dar slengstis didelis priekyje. Nežinau, aš persitempsiu valtį. Ar užteks, aš jau slengstį girdžiu. Ten ko gero, jeigu pavyks persitempti, aš persitempsiu. Nes ten duobė įdomi priekyje. Kažkas įdomaus. Vėžį. Negaliu nuspręsti, bet čia ne lydeka. Pagal vaikščiojimą. O, velnias. O gal ir lydeka? Norėčiau pamatyti. Labai norėčiau starkio. Taip, jis ir yra. Vėžį mano surijo starkis.
O, velnas. Jis netgi didelis starkis. Tuo aš jį pamatuoju. Va mano vėžį. Įrėjo. Tuoj mes jį numatuojam. Šešiasdešimt vienas centimetras. Ką galiu pasakyti? Vėžys labai gražiai sudirbo. Va, jis nemažas, bet jis labai gražus. Va šitoj vietoj, aš jau praktiškai šitoj zonai pagaunu trečią starkį per 2 metus. Šitas bus mažiausias. Nes vienas buvo be 4, vienas 3 kg. Ir šitas tikrai gerų poros. Ir yra šitoj zonai. Nu ką, vėžį toliau mirkau. Ką, baigiau savo žvejybą. 3 valandas. Paplaukiau. Viskas, kas kibo, kas tik prisilietė, viską pagavau. Ir lydeką, starkį, 4 ešerius ir basą. Smagi buvo gera žvejyba. Iki sekančio jums. Dėkui, kad žiūrėjote. Bus sekantis filmas.